Va šitoj pirty stačiau krosnį. Senovinė pirtis, superinis gamtovaizdis. Tik aš šiek tiek prikiaulinau su instrumentais, reikės susirinkti. Čia kas pasakiško yra, tai kad ėjimas į vandenį yra tiesiai iš pirties į mažiuką upeliuką, kur va kokie gražus suolai padaryti. Šokimas pašičiava. Gylis 1,20 m apie metrą. Ir duobės niekas nekasė, užteko numesti va taip du rąstus, tėkmė pati iškasė duobę. Idealus dalykas šokinėti. O čia va stačiau krosnį, pastačiau kaminą, užkūriau. Ir žiūrim dūmus. Ir matom dūmus. Bet nelabai turbūt. Va. Einam pasižiūrėti, kas dedasi viduj. O. Va krosnis. Turbūt reiks vadinti ją laiptais į dangų. Nes čia yra va tokie, eina senos plytos, šitą, kaip laiptais. Nu, girdisi, kad dega. O, ten superiškai dega. Ir čia tik sumūryta krosnis. Pradėjau užvakar prieš pietus. Čia yra padaryta lentynėlė. O baigiau šiandien vakare, tai yra 3 dienos, bet dirbta nuo 7 iki 11 vakar, nuo 7 ryto. Va čia akmenvietė ir bakas su vandeniu. Va toks bendras vaizdas. Bus apšvietimas čia per sieną. Va. Galima pasižiūrėti. O, prileidu vandens. O, garas. O, galima akmenis atsidaryti. Va, neprūkė, bent jau kol kas. Irgi pabandysim. Ant akmenų vanduo spraksi. Ir čia vat iškart pakurta po sumūrimo. Šitai krosniai nebaisu. Galim, ji netrukinėja, nors siūlės ir nearmuotus. Nu, dar kartą pasižiūrėsim. Gal mes prastai dūmus matėm. Nėra. Tai va tiek. O tokias krosnis galima būti. O va šitas vat gražuolis, aš jį pavadinau dvivamzdis. Stovėjo iki tol šitoj pirteliai. Va. Primena kažkokį tai robotą. Va. Atidirba savo, dabar dirbs kita krosnis.